10 metų saugai prezidentę Dalią Grybauskaitę, teisybė? Taip. Kiek tu gali papasakoti apie šitą darbą? Šiandien laidelėje Bėgte su Jovaiša svečias Rytis Bublevičius. Labai profesionalus, vienas kiečiausių Lietuvoje karate trenerių ir Lietuvos prezidentų asmens sargybinis. Labas, Ryti. Sveikas, Mariau, dar kartelį. Ačiū tau labai, kad sutikai dalyvauti savo grafikę. Ir pamėginkim šiandien pakalbėti apie kovų menus, apie sąlyginai naują sporto rūšį Animal Flow ir žinoma apie bėgimą. Tai su jumis laik įdomu ir malonu prasibėgti. Na ir kalbant apie kovų menus, čia yra labai didelė įvairovė jų, bet aš atsimenu taviškis, kurį tu praktikuoji jau daug metų. Jis toks labai, kaip čia pasakyti, išgyvenimo, išlikimo, savyginos bet kokią kainą. Ar teisingai aš suprantu? Ten ir prieš keletą užpuolikų ir nevengiant visokiausių žnybimų ten, spjovimų, tokių draudžiamų smūgių netgi. Kaip tai apibūdinama, kaip tai vadinasi? Tai jau taip ir vadinasi, matyt, senovinė kovos sistema, korjų, reiškia senovinis, japoniškai čia. Tai viskas, kas iki 1920 kažkelintų metų, kol persikėlė kovos menai arba karate, dziudo į Japoniją, tai viskas daugiau vyko praktikuojama labiau Okinavos archipelage, kas arčiau visų kitų kultūrų. Tai Kinijos, Taivano, Tailando ir kitų Azijos šalių. Tai tam Okinavos archipelage labai vystėsi tie kovos menai ir jie buvo šitie kitokie. Tai buvo vadinami budžiutsu, dar kitaip kaip kalbama, tai kovos technikos, kurios buvo skirtos mūšio karo laukui, žinai, ne sportui, ne atskirai asmens lavinimui ar kažkokiem žaidiržam ir taip toliau. Nu, tai tas kažkaip po 20 gal ten kažkelių metų tokio praktikavimo modernaus sportinio to karate, kas... Jau 20 metų? Gal daugiau net buvo. Daugiau. Tada pradėjo kažkiek man ryškėtas domėjimasis, kas toliau, nes kažkaip išsisėmiau. Varžybos, čempionatai, kažkaip, žinai, tas viskas kažkokiam etapė gražu, gerai. O kokie buvo tavo patys ryškiausi pasiekimai? Ten, kaip suprantu, varžybų, bet ir tu dalyvavai? Jo, dalyvavau. Aš vėlokai pradėjau, gal 26-7 gal pradėjau tam. Kai kuriuose sportuose tai yra amžius ilgesnis, tai tokiam kaip karate, to laikmečiu buvo visai neblogas periodas. Kažkodėl testuodami sportininkus, atletus, pastebėjo, kad kovos menų specialistai turi tą ilgesnį amžiaus cenzą, žinai, negu kažkokių tai kitų, žinai, profesionalių sporto šakų. Tai gali rasti ir 30 ir 30, ja, panašiai. Tai gal tik porą tokių, vienintelis įsimintiniausias man buvo 2004 metais, buvo pasaulyje antra vieta. Antra vieta pasaulyje? Taip, 2007? Ketvirtais. Davose, Šveicarijoje tai buvo kažkada, tai va taip, žinai, kaip mažai valstybei, mums ten neturint per daug didelės treniruočių bazės, ne per daugiausiai tų trenerių, tai mes labai daug laiko praleidom su lenkais, kolegom, tai gal jų dėka, žinai, jų inspiravimas, kad jie norėdavo kažkiek per treniruotės, žinai, pagnaibėt tos lietuvaičius, biškį pamušt mus, tai mums kažkaip iššūkti kažkiek daugiau gebėjimų ir mes geriau jautėmės tarptautinėje arenai. Tai toks, lyrinis sukreipimas. O kokie mato vienetai? Danas, aš kaip suprantu, ar ne? Aš nesu labai didelis žinovas. Čia nuo juodo diržo prasideda danai, nors kaip mano vienas draugas sako, ar 3 danai, 2 švedai, tau vis tiek nepadės. Tai aš kažkaip kitą kartą taip irgi žiūriu gan labai rezervuotai tos danus, kiek jų turi. Aš pats turiu 2 po 6, reiškia, iš vienos kovos sistemos 6 daną, iš kitos kovos sistemos 6 daną. Bet man tai jie dabar tiesiog yra, žinai, o kiek ten jų gali būt? Laiko, kad aš ten be skaičiaus? 10, gal iki 10, iki 9, bet tai tikrai nekelia tavo profesionalumo ir tavo kompetencijos, tai danai patys savaime. Labai daug žmonių sustoja ties 1, ties 2 ir tada labai siekia aukštesnio to danų. Man tai danai vis laik buvo kažkaip, aš dariau, kažkaip jie atsirado, kažkas prisiminė, kažkas ten pakvietė testuotis, pasižiūrėti. Tai va, tai grįžtant prie to korių, tai korių yra senovinė ta kovos menų forma.
O dar daugiau, joje yra, pasirodo, 500 metų gyvuojanti tokia Okinavos karalystės kažkada, tokia buvo Rykių Kingdom, atskira kovos sistema, vadinama Motobu Ryu Udundi Tuite. Net Moidi dar galim pasakyti. Žodžiu, paprastam mirtingajam tikriausiai nieko tai nesako, bet konceptas taip, kad 450 metų karališka Okinavos šeima buvo saugoma tam tikrų irgi sargybinių, kurią naudojo tą mūšio lauko taktiką, kur nebuvo visiškai atskirai treniruojamas vienas prieš vieną, o prieš 2, prieš 3, prieš 4 naudojami įvairūs ginklai, ne tik tai japoniški, kaip kalbėjom, kinietiški kardai ir kitokios tas ginkluotės formos. Tai net taip galima pritempti, kad valstiečiai Okinavai stebėdami Rykių karalystės praktikuotojus taip evoliucionavo karate, žinai. Tai dabar, jeigu tave kokie 3 blogiečiai užpuola, tai tu juos susižguldai kaip šitas Gilenhalė šitam naujam. Priklausomai, kiek tu turi danų. Jeigu su 6 danus turi, tai 6 danus gali paguldyti. Bet gal, žinai, aš dabar grįšiu prie to vienas ir keli. Visiškai tavo keičiasi mindsetas, kai tu kovoji vienas prieš vieną. Kai tu turi taisyklės, kai tu turi apibrėžtą laiką, kai tu turi apibrėžtą varžovą, ką jis gali daryti, ko negali daryti. Bet visiškai kitaip yra, kai tu turi 2 realų gyvenimą. Ar 3 apsupti, ar šalia. Tai viskas labai keičiasi. Tu neturi laiko atskirai blokuoti, atskirai imtyniauti su vienu, neturi laiko labai ten sustoti, tu turi būti labai dideliam judėjime. Reikia išgyventi. Be galo turi būti vikrus, suktis ir taip, ir tu turi savęs tą, kad tai yra viską, ką tu darai, viskas turi būti simple, bet labai efektyvu. Tai nėra jokių apribojimų, jokių negali būti taisyklių, ta prasme. Tai aš kaip suprantu, ten ir į gerklę kažkur, tai į nosį, į akį ir staigiai spirti kiaušinius, tai čia nieko. Taip, be abejo, čia visi tie dalykai kažkuriuose, žinai, sportuose jie po to išeliminuojami, jie išimami. Ir aišku, tos muštynės kartais sporto varžybose, kai mes matom, jos yra grėsmingos, galingos ir ten kovotojai ar UFC, žinai, ten be galo aukšto profesionalumo, bet ten yra kitoks, tau yra ir laikas kitas, tu ir turi ringą, tai yra teisėjas, yra kažką galima, kažko neleidžia, kažkada stabdo. Kai to nėra, tu tiesiog kitaip pradedi elgtis. Tai man tas labai rezonavo su to, mano kažkur yra ir profesinė pusė, nes vienas dalykas praktikuoti kovos meną dėl savęs, kitas dalykas, kai jau tu galvoji apie jo efektyvumą, apie jo panaudojimą, apie jo, ką jis tau ugdo, kokias savybės ugdo. Tai apie tavo darbą biškį dar pakalbėsim vėliau, aš čia noriu paklausti tokį, žinai, supaprastintą, kaip mėgsta kartais žmonės. Susitinka gatvėje, va tavo sporto atstovas, be jokių taisyklių ir koks nors, žinai, boksininkas. Kas ką nugalėtų, taip iš principo paima. Nugalės tas, kuris bus labiau atsipalaidavęs, kuris bus labiau adekvatus. Atsipalaidavęs tokiam sąlygom? Jo, tai būtent, kad tu turi būti atsipalaidavęs, kad tu būsi labiau. Nes skaitykim, kalbam apie tai, kad vis tiek kažkokio konfliktų metu kažkiek yra stresas, kažkiek tavo įtampa raumenyse didėja, kai įtampa raumenyse didėja, tavo judesiai labiau nuspėjami, tavo greitis mažėja ir taip toliau. Tai čia tokie fiziologiniai dalykai. Tai vat vienas iš tų, jeigu tu būsi tikrai kažkiek galėsi kontroliuoti savo kvėpavimą, galėsi kažkiek kontroliuoti savo tą atsipalaidavimą, tai tu būsi labiau mobilus, labiau vikrus, labiau dinamiškas. Čia būtų didelis pranašumas. Geriau reaguosi į kintančius faktorius aplink tave. Nes kada, kaip sakyt, ta akistata, jinai dažnai susiaurina mūsų matymą. Mes matom tik tai vieną, nematom aplinkui. Nematom, gal stovim kažkur prie sienos, gal stovim prie skardžio, gal stovim prie mašinos, kur nebėra kur trauktis ir taip toliau. Tai, žinai, tai visi tie dalykai gali taip pat lemti tavo efektyvumą. Šiaip nesupriešinčiau nei vieno kovotojo, kuris ar ten boksininkas, ar Muay Thai. Man patinka irgi viena iš tų Azijos kovos menų, tai Muay Thai, arba dar Boranta, senovinė versija. Tai
viskas tvarko čia, žinai, čia ne stilius laimi, o asmenybė žmogus, kuris tą praktikuoja. Bet tu esi ne tik taip praktikuotojas, kovotojas, bet taip pat ir treneris. Prieš daug metų įsteigęs Karate akademiją, ar ne? Ar galima taip suformuoluoti, kiek jau tu esi paruošęs mokinių išleidęs, auklėtinių? Esi ką nors skaičiavęs? Manęs klausė, ir mano vienas irgi kolega, dar dabar yra mokinys, iki dabar nuo 14 metų dabar jam, kem 7 gal, taip pat 30 metų ateina treniruotis iki dabar. Tai mes paskaičiavom, ką žinau, čia nei daug, nei mažai, gal 20, gal 20 keli, kokie 25, kurie pasiekė tos juodosius diržus, kurie kažkokią vieną kitą prizinę vietą tarptautinėje arenoje iškovojo, nekalbu apie nacionalinį, bet tarptautinę, tai Europos pasaulio čempionatai, ne šiaip su turnyras, kur 5 šalis ir vadinamas skambių tarptautinių pavadinimų, bet kurie tikrai varžėsi europiniam, pasauliniam lygmenį. Tai, bet aš nežinau, čia yra produktyvumas, tiesiog natūralu, kad per tą laikotarpį ateina pas tave gabių žmonių ir tu kaip treneris tiesiog turi padėti jam augti, nes... Ir visą tai turint galvoje, kad tu taip pat dirbi ir vadovybės apsaugos departamente. Ja, dabar mūsų vadinamas tarnyba, jo. Tarnyba. Keistas pavadinimas. 10 metų saugai prezidentę Dalią Grybauskaitę, teisybė? Taip. Kiek tu gali papasakoti apie šitą darbą? Tiek, kiek jis randamas internetinėje svetainėje. Taip, bet trumpai kažkiek, nes labai skambiai įvardėjai prezidentų sargybinių. Iš tikrųjų mes nesirenkam jais būti, tiesiog tavo tiesioginis vadovas, valdybos vadovas, galų gale tarnybos vadovybė nusprendžia, kur, kam, kokias funkcijas atlikinėti. Ar tu su premjeru dabar turi dirbti, ar per kažkokį laikotarpį turi dirbti su kitų saugomų asmenių. Bet galbūt tai, ir patys tie saugomi asmenys nesirinkam, aš noriu čia, žinai, su to čia. Man žiauriai patiko tas vaikinukas Rytis. Taip, jie turi teisę, kaip ir atsisakyti įstatymo teisę ir numatyta tokia norma, kad jeigu nepatinka žmogus, nežinau, nesueina chemija, galų gale kažkas tiesiog. Tai jeigu 10 metų dalį saugai, tai turbūt jau suėjo chemija. Vaibai, kaip sakoma čia, dabar. Kas supranta, tai ja, čia nebuvo tas toksai laikotarpis paprastas, bet realiai jis buvo vienas mano įdomiausių mano karjerą, tai aš džiaugiuosi už tą galimybę, kad galėjau tai daryti. O galima paklausti, ar tu turėjai progų va to saugomo asmens situacijoje aplinkoje panaudoti savo super sugebėjimus ir iškirsti kokį blogietį, kuris kėsinosi apriekt, apšaukt, apstumti, aš nežinau, sukelt pavojų saugomam asmeniui. Yra buvo tokių situacijų? Žinai, tik tai. Tiesiogiai ten gal, kaip mes kalbam, 1-1 ten minutę ar 2 mes nesibuksuojam, bet be abejo visokių būna, kaip tu sužaidai, kaip tu ten užsiemi poziciją, kaip tu ten parodai, kad tu jau neleisi jam judėti, neleisi atlikti kažkokių tai grėsmingų veiksmų arba ketinimų, arba jau pradėto kažkokio veiksmo, su rankų sugrėbimas, ar dar, tokių tai natūralu, čia kasdieniniai dalykai, gal ne tiek daug, bet jau iki pačio konflikto mušimus, tai sakykime, čia mes mažiau gal dainam ir matyti dėka to, kad yra gerai organizuota veikla, tai šitiek... Turbūt ir tas, ir paskui pažvelgus į, žinai, tavo stotą išraišką ir tą visą, žinai, kūno sudėtį, gal nelabai kam ir norisi šokti, žinai, kai pamato, kokie rimti vyrai aplinkui stovi. Žinai, gal su metais ir ateina tą gebėjimas mokėti, pajaust, kai mes kalbėjom vėl prieš tai, apie kovos menų tą pradžią, kaip tu atsineši savo darbą, jeigu tu atsineši savo vykdomas pareigas, tik kad ateiti, kad pabūt, arba kad tiesiog dirbti, okei. Bet jeigu tu eini kiekvieną dieną į tai kaip su tokiu pasitenkinimu, galų gale ir su iššūkiu, savybės, kurios turi būti pas tą vadinimą asmenioką, mes taip kalbam taip jau buitiškai, asmens sargybinės asmeniokas. Tai atsparumas, ištvermė fizinė, mentalinė, bet kokia. Ir mokėjimas prisitaikyti prie greitai besikeitinčios aplinkos. Tai va tavo survivalas, kaip tu tai darysi.
jeigu tą sugebi, tai jeigu įgauni tos praktikos iš metų į metų, tu tada jauties tas, kaip sakai, užsiemi poziciją geresnį, kažkur užbėgi už akių, kažkur jau pajauti, kad gali to suklupti, paduodi ranką, ar ten eina ne į tą pusę, ar ten į mašiną ne tą atsidaro durys, taip toliau panašiai, žinai, tiesiog jau varijuoji, žongliruoji, sakyt. O kaip atsirado tavo gyvenime Animal Flow? Ir kas apskritai yra Animal Flow? Galbūt daugelis žmonių dar nebus net girdėję. Gal Lietuvoje mažiau girdėta, bet aš manau, kad sporto visuomeniai ten žmonės tikrai tokius dalykus girdėjo, matė. Kaip ir pats minėjai, gal ten prieš keletą metų pats domėjasi. Man irgi kažkada buvo vieną ausim prašmėžavę, bet aš nesikoncentravau. O prieš gal 1,5 metų taip tiesiog pradėjau daugiau domėtis, žiūriu, ką darau, tos pratimus nelabai gaunasi, kaip iš YouTube'ės ten pasižiūri. Jeigu gaunasi, kažkas netaip veikia, nežinau. Tiesiog supratau, kad reikia mokytojo, reikia specialisto, su kuriuo tu gali normaliai pradėti daryti, nes kažkoks atsirado toks vidinis poreikis tam, štai amžiaus didėja, fizinis aktyvumas nemenkas, tai kokia prevencija, ką tu darai, kad galėtum, žinai, vis dar, jeigu ne taip greitai, bet prieš tai galėtum judėti, bėgti ir būti mobilus, vikrus, tai vat, kai pradėjau jausti efektą, ypač gal kažkuria prasme nugaros, ten klubų, pagerėjo lankstumas, pagerėjo bendrą savijautą, tai čia tas vadinamas labai akcentas yra fascijos treniravimas, būtent, kas yra... Bet tiem, kurie dar negirdėjo netgi apie tai, gal tu gali trumpai pasakyti. Taip, tai yra tokie kvadrupedaliniai judesiai, kai vaikas daro pirmus metus šliaužia, visom galūnėm, lipa, rapinėja, tai vat, subalansuoja viršutinę ir apatinę kūno dalį labai stipriai. Ir, man patiko. Priedo yra kažkokia improvizacija, nes tai yra, kaip pats įkūrėjas Mike Fitch kalba, tai yra breakdance, parkour ir kažkiek gal kapoeiros tokia vienakos meno, tokia sintezė. Ir tas geras jau flow, tavo flow, tai yra, kada tu pats gali ten pagal savo muziką, pagal savo sudėliotą schemą. Tai menas, sportas, šokis, kaip tu pats? Jo, aš tai sakyčiau toks freestyle, daugiau šokis, toks daugiau į breiką man panašu. Niekad nebuvo breiko geras šokėjas, tai man galbūt pats laikas išmokti. Tai gal vieni žmonės renkasi daryti, pavyzdžiui, jogos tą visą rutiną, ar ne, tą choreografiją. Tai gali būti. Aš kaip susiradau tą temą, jinai vadinasi Animal Moves, tai gal toks bendras pavadinimas, gyvūnų judesių įkvėpti tokie mankštos būdai. Animal Flow, tai jau čia yra sistema, kur kaip prekės ženklas registruotas, ar ne, turi savo trenerių paruošimo būdus, mokyklas. Taip. Ką tu patartum norintiem pamėginti? Kažkiek išmetė yra, gal kaip tu sakai, Animal Move, yra pavadinimai, yra vadinimi taip kolautai, tarptautinė ta Animal Flow kalba, ten, žinai, žvėries pozicija, krabo pozicija, krokodilo rolas, bet tai tiek ir susijęs to gyvūnų, gal kažkoks vienas kitas judesys, gal panašus Scorpion Reach, pavyzdžiui, yra, tai panašu, kai tu stovi ant vienos kojos ir ant dviejų rankų, ir tu ten kojas, žinai, užsikėlęs virš galvos, tokia Galėsi parodyti, kai pabaigsim bėgti. Okay. Nes bėgant turbūt nelabai patogu būtų. Ne, tikrai gal ne. Tai va, bet, kaip tu sakei, sistema yra kažkom gal panašumų galima rasti su joga, bet jeigu giliau pažiūrėjus, tai ir jogai skiriasi, yra skirtingų jogos formų, yra sunkesnės, yra lengvesnės, štanga joga, hatka joga ir vieni ten koncentruojasi kitokiem pratimam, kiti... Aero joga dabar mačiau naujas. Tai tas Animal Flow, tiesiog va, tas apjungtos judesius ir skirtingai tu gali apjungti, nebūtinai reikia laikytis kažkokios, žinai, formos arba kanonų. Tu gali pats tiesiog, kokie tau patinka pratimai, tuos padaryti, gali kitus apjungti rytą, gali kitus daryti. Bet iš tikrųjų, kaip pramankšta, tai man labai patiko. Ir aš pastebėjau, žinai, kai kurios tokius teigiamus požymius ir bėgimas man patapo malonesnis. Jėgos pratimus atliekant kažkaip, atrodo, tie dalykai prisidėjo, žinai, dabar, sakykim, per šios metus laiko. Tai vat, toks... Ką galėtum parekomenduoti norintiem išbandyti?
Ar yra mokykla jau kokia atidaryta online pamokos kursas, tavo paties, tu gal vedi užsiėmimus, ar žinai, Tai mes turim teisę, mes tiesiog gavau tą sertifikatą, reikėjo paplušėti, reikėjo ne per vieną kartą testuotis, nes pakankamai atidžiai žiūri į kiekvieną judesio atlikimą, ten grubiai tariant 22 judesiai, vieno judesio ten yra 14-15 punktų ir ten kabinėjasi prie kiekvieno. Gimnastikoje visa komisija, balus duoda už kiekvieną. Tiesiog yra tas treneris, pas kurį tu tam buvai pirmam workshop'e 2 dienų, po to tu duoda keletą mėnesių pasiruoš prieigą prie prie svetainės resursų, mokymų programų, tai man tas patiko, nes aš galėjau nuotoliniu būdu irgi tai mokintis, bet tiesiogiai turėjau irgi galimybę pas mokytoją lankytis, žinai, reikėjo patarimų, reikėjo ne vieną kartą eiti ir į normalias treniruotes, ir savarankiškai turėti asmeninės treniruotes, kad gautą instruktoriaus sertifikatą. Tai va, tai ir mes dabar turim teisę naudoti Vilniaus vardą, tai va, tai yra grupė Animal Flow Vilnius. Animal Flow Vilnius. Tokia nedidelė, bet tiesiog... Gerai, reikės kur kažkam kažkur, žinai, kils mintys. Blemba, mačiau, reikia ateit pabandyti. Taip, paimti ir ateit. Pabandyti. Pirmą žingsnelį tik žengti, o paskui viskas kaip ir visur. Flow bus labai sklandžiai. Nes tikrai šitie dalykai, va, tiek aš esu mėginęs, jie užkabina tavyje snaudžiantį vaiką. Tu pasijauti vėl kaip vaikystė, tiesiog išėjęs padūkt su draugai, žinai, pasivartyti ten kulveršius kažkokius. Nebedarai tų dalykų, nebedarai tų pratimų, tavo faina, nauja kažkas, vėl trumpai trumpai tai faina. Jo, vėl kažką darai, vėl kažkaip kūnas. Tai gerai, pažadėjai, baigsim bėgti, padarysim keletą pasižiūrėsim. Gerai, tai kad tau nebus sunku. Dabar aš noriu tavęs apie bėgimą paklausti, kadangi čia mano, žinai, bėgte, tas podcastas. Yra toksai bairis, kad bėga tie, kurie nemoka muštis. Tu tikrai labai gerai moki muštis. Tai kam dar tu bėgi? Kartais geriausia strategija būtų pabėgti. Gal kai nedarbo metu, bet šiaip gyvenime gal kitą kartą išvengti kovos, gal būtų prasmingiausias dalykas. Taip ir įsivaizduoju, gitanai, bėgam. Jo. Nematau kito sprendimo. Gerbiamas prezidentė, bėgam. Gali būti ir taip. Reikia būti vis laik, žinai, pasiruošti visokiam netikėtumam, iš tikrųjų. Bet aš pamenu, tu esi bėgęs ir pusmaratonį, tai tikrai. Ir ko gero maratonų ne vieną. Gali papasakoti šiek tiek, kada atsirado bėgimas, kiek esi įveikęs kažkokių varžybų, ar dabar kažkam ruošiesi? Lygiai prieš 12 metų. Kaip sakyti, stuktelė man ta mintis. Vienas mano geras bičiulis užsiregistravo maratonui Sierra Leonei. Ir galvoju, kur, ko? Bet viduje kažkoks balsas sako, jamam. Ir pradėjom ruoštis, pradėjom dalyvauti, pradėjom žiūrėti tai kaip profesionalų bėgimą, ta prasme. Patys gal turėjom kažkokios tai kitos sportinės veiklos, aš kažkada lankiau lengvą atletiką, bet ilgų distancijų nebėgiojęs. Jis taip pat buvo lengva atletis, bet maratonas jam buvo ne jo disciplina, o šuoliai. Tai kažkaip pradėjom ruoštis ir nuo to laiko dabar per 12 metų aš pasirodžiau, kokius 2-3 jau sulėtinau, nebebėgu nuo tavęs nusižiūrėto gimtadienio bėgimo, kas man labai patiko, kai buvo virš maratono jau kem 4, kem 5, kem 6, gal kem 7 metų bėgu. Tai kiek esi daugiausiai nubėgęs? Ilgiausia distancija? Gal kem 6 ir gal kem 6? Ja. O koks greičiausias tavo buvo? Kokį 10 kg darėjai, 5 kg pusmaratonį? Turėjai kokį nors tokį, kaip personal best? Jo, 10 kg bėgau prieš 1,5 metų Abu Dabyje. Anksti ryte buvo varžybos, kas ten super labai gerai organizuojamas, žinai. Dalyvauju lokaliuose varžybose, iš tikrųjų kokiam Europos pasaulio čempionate, žinai. Žmonių įvairovė, gabių žmonių, kurie tiesiog atvažiuoja prasibėgti tokius renginius. Prie 45 laipsnių šilumos. Ne, ten nebuvo gal kokie 3. Tai buvo kem 4:18 laikas buvo vidutinis ir gal kem 8 ar kem 3. Nu, prie tokio karščio čia, žinai. Ir tu amžiaus kategorijoje nuo kem 2 iki kem 9. Tiesa, buvo antras toj kategorijoje. Tai reiškia, laikas jis nėra kažkoks kosminis, bet aš palaikydavau ir palaikau dabar tokį nedidelį bėgimą, 5 iki 10. O keli maratonai, vienas iš Maram Afrikoje ir keli pusmaratonai, gal 5-6. Tokie man... Iš tikrųjų, bėgimas yra fantastiškas dalykas, tai yra aktyvi meditacija ir
kad man asmeniškai to reikėjo. Tuo metu keletą metų tiesiog bėgti, pravalyti, praplauti savo failus, mindsetą ir dabar aš tiesiog matau, kad kiti dalykai žavi. Bet tu palaikai tą kažkokį jo, kažkiek jo. Porą kartų per savaitę. Taip. Ir ėjimas, ir vaikščiojimas atsirado pas mane, ko anksčiau mažiau buvo. Kitą kartą tiesiog nenoriu bėgti, praeinu kokius keletą kilometrų. Prasibėgu kaip kada. O plačiau kalbant apie tavo gyvenimo būdą, turbūt nesuklyščiau pasakęs, kad gyveni sveikai, pakankamai. Sveikai, kaip tu pats vertini? Ar trūksta? Kokias matai spragas? Tai darbo ir poilsio balansas ir tas, matyt, yra pagrindinis dalykas. Ir jį ne tik reikia suprasti, bet jį reikia įgyvendinti. Tai kaip kiekvienas žmogus su to susiduria ir susitvarko, tai yra, matyt, jo sveikatos ir laimės receptas. Tai man keletą metų jau buvo toks atėjęs kritinis momentas, kad reikia keisti, reikia kažką daryti. Tai vienas iš tų. Kas kenčia toj vietoj? Miegas kenčia? Kiek tu miegi? Jo, tai tas miegas gal labiausiai, įtakojamas. Jeigu eini ir nereguliarių laikų migult, nereguliarių laikų keliesi, tai tavo poilsis, tavo dienos eiga visai kita ir taip toliau. Ir tas įsivėlė į tokį, Ar turi kokį savo reikalavimą, ne mažiau kaip 7, 5 ar 6 ar kažkiek valandų miegot? Taip, kažkiek organizmas priprato, bent jau 5-6 valandas aš turiu išmiegot, kartais 7. Bet 5 tai jau mažokai, teisybė. 5 mažokai, bet aš pastebėjau, kad jeigu aš einu laiku ir aš reguliarių laikų atsigulu, grubiai sakykime 10-30, tai aš atsikeliu 5 ir man valia, viskas gerai. Čia daugiau gaunasi 7, bet gilaus miego kokybė padidėjo, pagerėjo. Tai vėlgi, kaip sakyti, ar tu miegi 8 valandas, bet paviršutiniškumo labai daug kartų prabudinėjai, keliesi naktį, kelis kartus į tualetą, ar tu geriau užsimiegi, pailsi kūnas tavo, kaip tu dar dieną tą pradedi, Taip. Ar tu pradedi iškart nuo ekrano skryninimo ir nuo pašto atskinėjimo, ar tu skiri kokį laiką, O mityba? Meditacija ir taip toliau. Tai yra kažkaip ypatinga mityba. Esi išbandęs gal veganizmą, kažkiek to protarpinio. Protarpinis? Jo, kažkiek, nedaug, nes iš tikrųjų nepersistengti, kai, turi veiklos fizinės. Bet vėlgi, nevalgyti vėlai prieš miegą, kaip atsikeli irgi po kokios valandėlės, tada pradėti pusryčiaut, kavą pradėti vėliau. Dabar neseniai atrodo tokį, kad faina, straipsnį, kad kava geriau po kokio 1,5 valandos, nuo tavo pabudimo laiko. Ne, tu sprendžia? Jo, nes tavo kūnas dar turi daug po nakties nenuslopinta, kaip sakyti, nereducina tą kortizolį. Ir po valandos, 1,5, tu, kaip sakyti, streso hormonų mažiau, tu tiesiog mėgais kava, neužkeli to savo tonusų per daug. Ir tas visą dieną patol visai stabiliai, nėra tokia, kili leidės, užkeli, pageri kavos, energijos daug, baigėsi kavos efektas, vėl du bėžai. Tai va čia tokia, pats išbandžiau, visai patiko. Ar mėgsti skaityti? Taip. Skaitai knygas, klausai podcastus? Gal ką gali rekomenduoti iš paskutinių metų skaitytų, girdėtų? Labai patinka, nes iš tikrųjų tu gali labai produktyviai tą laiką kitą kartą, kur nepagalvoji, kaip gali išnaudoti, stovint eilėje ar plaunant automobilį. Podcastai įvairūs, Čia kažkaip atradau motyvuoti atletai, man atrodo vadinasi. Aha, Artūras, tai labai kažkaip tokie, gal man tiesiog sukoreliavo ten labai neblogi tokie jo kviestiniai žmonės, kurie kalba apie santykius, kurie kalba apie visokius gyvenimo vertybės. Šiaip įdomu pasiklausyti iš tikrųjų. Ir kiek daug žmonių, ir kiek daug specialistų yra, kiek ta informacija dabar tampa pakankamai lengvai prieinama. Tu klausai žmonių, kurie skiria 20 metų kažkiek savo sryčiai, tu gauni dabar tokių perliukų, patarimų. Tai podcastai labai. Knygas taip pat. Turiu prastą įdą, pradedu vieną, po to dar kitą. Ar skaitai knygas apie kovų menus?
Ar yra knygos parašytos bodyguardam? Tikrai tokia tavo specifinė profesinė literatūra. Ar nebūna tokių? Yra daugiau, yra tų literatūros, galima rasti ir kai kuriuose svetainėse. Daugiau tokio, žinai, žiūri per Instagramo tam tikrus kanalus, kur viskas, kas susijęs su tą sritim, arba daugiau su tą sritim susiję. Gyvenimiškos situacijos, tokie sprendimai, analizės, metodai, tendencijos. Tai kažkiek tą palaikai foną, kaip viskas vystosi. O muzika? Mėgsti klausyti? Kokią mėgsti muziką? Dabar atradau danų grupę Volbeat. Niekad negirdėjau. Irgi tokie, toks, žinai, arti metalikai. Tokie biški melodingumo, bet aš kažkaip taip skoreliavo, kad klausosi fainai, o muzika įvairia, bet kokia iš tikrųjų, nėra blogos muzikos matyti. O kaip tavo arabiška muzika? Tu praleidai 2-3 metus saugodamas mūsų ambasadą Abu Dabyje. Kiek tiksliai? Taip, tai buvo praškai lygiai virš 3 metų, tai diplomatinė apsauga. O taip, arabiška muzika irgi specifinė. Ir irgi yra galima atrasti įdomių perliukų. Taip, kad turi irgi savo vaibo, žinai, kai, nors aišku, tas labai skirtinga, mūsų kultūra visiškai nepriimtina, mes daug ko negalim priimti, nes yra totaliai kitaip. Bet po kurio laiko tai netaip ir atstumia. Tai va, tai muzika mano gyvenime turi didelį vaidmenį. Tas arabiškas epizodas man smalsu. Ką tu parsiveži įdomaus? Kokių minčių, idėjų, kažkiek pažinimo kalbos, kultūros, kažkokį tai, ką tau davė ir ką tu pritaikysi tolesniam savo gyvenimui? Kokį nematerialų suvenyrą. Tai matyt, tas yra, žinai, gerb kiekvieną žmogų ir suprast ir būti atviram kiekvienam tavo sutiktam pakeleiviui, žinai, nes ir be galo daug žmonių, be galo daug skirtingų. Ir kai tu papuoli tą tokią terpę, kur totaliai viskas kitaip. Kalba, religija, maistas, klimatas, viskas. Vietos taisyklės, žinai, bendravimas. Tada tu pradedi suprasti, kaip yra gerai šitiek mokėti adaptuoti save ir būti atviram ir sutikti kitą žmogų, bandyti su juo taikiai bendrauti ir tu gali priimti kai kurių dalykų, kurie visiškai atrodo svetimi praktiškai pačioj pradžioj. Bet jie irgi yra žmonės, irgi turi savo krūvas panašių reikalų kaip ir mes. O tas jų konceptas inshallah, kad jo, viskas... man labai padeda iš tikrųjų. Ne viskas mūsų rankose. Jo, su Dievo nepalaimo čia, tai kaip su Dievo valia, gal taip, ja. God willing. Ja, tai jis labai padeda, nes iš tikrųjų grįžus į Lietuvą pajutau, kad mes vis tiek dar nemažai bėgam, skubam, lekiam, norim būti užimti dėl to, kad būti užimti, bet ne dėl to, kad gyventi, mėgautis gyvenimu. Tai inshallah tas pas arabus labai jaučiasi, tai ten kažką planuoja, kažką pasakai, kad čia padaryti, ar kad čia susitikti kažką. Gerai, padarysi, inshallah. Ir taip, žinai, jis nusiema nuo savęs tą atsakomybės naštą. Bus, tai padarysi. Nu, tai bet čia... Kaip koks draudimas, žinai, tu turi draudimą. Kreipkis į, jeigu nepatinka, žinai. Tai, jo, tai geras konceptas. Ir tada, žinai, problema kita, kokia situacija kitaip gal atrodo, net gal ne viskas taip kritiškai arba hiperbolizuotai. Ryti, ar tu turi šventąjį, žinai, kaip sakom angliškai, icon? Kažkokį žmogų, kurį, na, gal garbini ir per didelis žodis, bet tiesiog nepaprastai gerbi ir norėtum būti kaip jis, ji? Niekada taip rimtai nesusimaščiau, žinai, va dabar, kaip manęs paklausė šitam etape. Kažkada buvo mano ten, žinai, kumyrai, idealai, kai aš daugiau tą sportinę veiklą vykdžiau. Bet, kaip ir prieš tai sakiau, žinai, kiekvienas žmogus savotiškai gali tave išmokyti naujų dalykų, supažindint su netrastais, netrastom veiklom. Taip, kad tokio vieno neįskirčiau, žinai, džiaugiuosi, kai turiu galimybę mokintis iš kitų, iš tikrųjų, nes tikrai yra daug žmonių, daug savo srities specialistų, tam pačiam Animal Flow kovos menuose. Taip pat turim irgi
tą senovinės karate meistrą, mokytoją, kaip ir bičiulį ir draugą to pačiu, bet kur tu tiesiog matai, kad žinių bagažas yra gerokai didesnis. Tokie dalykai taip. O kas tave užknisa labai? Kas sakytum, blemba, negaliu kaip šitas reiškinys ar dalykas, žinai, žmonių savybė, dar kažką. Yra, ar tu savyje net nekultivuoji tokių minčių? Negatyvų. Grįžus kažkiek pradedi atrasti, vėlgi tas, kas kažkur išlenda. Aš manau, kad tas nepakantumas šitiek artimui, bendrai visuomeniai, toks, žinai, reikia važiuoti greičiau, aplenkt, greičiau nepraleist, nepasakyti ačiū, kai te praleido, nepadėkoti. Nepagarba. Toks kažkokie paprasti dalykai, kas be arabų kultūrai be galo ryškų. Pagarba ir pačia moteriai, ir tarpusavio santykiam, žinai, ten nusilenkimai, rankų pridėjimai prie krūtinės, žinai, ir pasisveikinimai. Tai gal, sakykime, toksai, bet dabar taip. Okay. Būna, kad susinervinius, kažkokia gal smulkmenų. Dar noriu paklausti, kokią savybę, charakterio savybę tu norėtum savyje išsiugdyti? Matyt, ne vieną norėčiau tobulinti ir ugdyti, bet gal išskirčiau tokią, kad atlaidumas kitiem, taika su savo mintim, nes iš tikrųjų rūpesčiai visos problemos yra, kaip mes jas reaguojam, ne, kiek jos iš tikrųjų yra, kaip jos atrodo kitą kartą. Kaip sako, 90% yra tai, kaip tu reaguoji tą problemą, žinai, arba kažkokią situaciją. Tai išmokti ir lavinti ramumą, kovos menai tą subalansavimą savyje. Tai vienas iš, kaip suprantu, esminių tokių fundamentalių dalykų. Aš manau, kad didžioji dalis to tikisi, kai ateina pirmais mėnesiais, pirmom treniruotėm. Bet tai tikrai pasiekimai, matyti, ilgiausias darbas, negu išmokti kelti kojas, smūgiuoti ranką. Galima gerokai trumpiau, bet tie dalykai yra, juos reikia nuolatos lavinti ir jie tik tai po kažkurio laiko ateina toks kaip branda. Tu suvoki, kad, klausyk, reikia dėl to padirbėti. Ačiū, Ryti, tau už atsakymus. Dabar dar noriu tau pasiūlyti prasprintuoti kokį 100 metrų. Palenktyniaujam? Nebūtų Marius. Palenktyniaut. Plaukiau finišo, aš tai nežinau. Tuo mes susigalvosim. Kai starto linija. Susigalvosim nuo kur iki kur. Varom! Nepasitemti. Be šansų man. Jėga, šaunuolis. Rytis laimėjo, vienareikšmiškai. Ačiū, Ryti, dar kartą, kad sudalyvavai. Labai šauniai pasikalbėjom. Taigi, primenu, šiandieną su mumis buvo Rytis Bublevičius, profesionalus karate treneris, Lietuvos prezidento sargybinis daugybę metų. Ir dabar dar man pažadėjo Rytis, kad parodė šiek tiek Animal Flow. Keletą judesių, ar ne? Gerai, galim čia. Tai gerai. Ne, tai einam ant pievelės. Patogiau. Gerai, dabar atgal. Ryšiukus reikia paruošti, nes šitas pirštas neleidžia. Pabėg, kiek išeina. Jeigu išeina, aš ties pilnai ištieskit. Gal keletą kartų prokliuodim. Riešai. Tai gerai reikia paruošti, ar ne? Aš ir žiūrėjau toj programoje prašymas, viskas prasideda nuo riešų. Nes po to, kai neįprasta, tai A, ape, B, beast, o C bus crab. Gerai? Tai čia ape. Ape pozicija, bežionės pozicija. Va, tau tai iš vis, volia. Kai kuriems vyresniems žmonėms čia jau nėra lengva stoti. Tai tokia pozicija. Delnus į vidų. Stengiamės sujungti į priekį ir dabar atidarom, open. Spučiuką dubuo virš kelių, ant pirštukų. Galim pakilti ir nusileisti. Pilnai ant pėdų. Ir 1, 2, 3 ir 1, 2, 3 ir. Mariui reikėtų daryti handstandą, nes yra kita versija, kada daromi jau pilnai bandoma pastovėti.
Šitoje pozicijoje galima daryti kitokių judesių, tai yra underswitchai vadinami, posūkiai. Tai yra judesiai, kurie atrodo paprasti, reikalaujantis balanso, lygsvaros. Jas galima daryti lėčiau, galima daryti greičiau. Judesiai. Viena koja priekį, čia kaip letina, kaip duok 5. Tai aš atsitraukiu, kad netrukdyt. Ir vėl grįžtam. Kita koja. Bum. Čia pasitempimas. Koja plačiai. Atgal. Ir. Mačiau, paskui tu išsilenki dar į tiltuką. Toks grakštus judesys, ar ne? Aš tu pažadėjau Scorpion Reach. Gerai, tai čia buvo A, B. Dabar krabas. Ir. Natūraliai kvėpuokit ir atgal. Kažkaip bimbalą nukeliam. Okei. Gerai. Nu gerai.